Užbaig sakinį. Juce reikia. Gyvent linksmai. Apibūdink Juts komandą 3 žodžiais. Puikia. Mūsų komanda yra labai tikra komandiška. Labai vieni kitiems padedam, paslaugus ir siekiam bendro tikslo. Kokios spalvos tavo dantų šepetukas? Žalios. Ar rimtai kiek laiko darbuot? Nuo Liepos 1 dienos. Matė daug pasikeičiančių jaunimo ar buvo visą laiką viskas pastovu? Buvo mišra. Kas keitėsi? Daug kas keitėsi. Pavyzdžiui, Jaunimas, metų laikai, oras. Daug kas. kokį renginį manot Jutas labiausiai įgyvendino? Kiek aš čia buvau tam Juce, tai kad mes čia nieko nedarėm, tai aš nežinau, kokie dalykai. Gimtadienis. Koks gimtadienis? Manau, tai birželį. Jutso. Kino? Jutso. Juto gimtadienis? Jo. Patinka Jutso gimtadienis? Tikiuosi patiks. Esi dalyvavus Juts klasės valandėlį? Taip. Patiko? Taip. Kas labiausiai patiko? Taip. Ką šiandien valgai? Sriuba, vištas, sausainių ir kiaušinį, o dieve, net nežinau. Koks projektas Jutso labiausiai patiko? Projektas, tai rampų projektas. Ką veikiau mokyklai? Mokausi. Gerai, davai. Galima trumpą interviu? Ne. Ką manot apie Juts direktorę? Labai faina ir nuostabi, besišypsanti direktorė. Ačiū už pokalbį. Dėkui, kad paklausinėjot. Kada pradėjai lankytis Jutse? Prieš 3-4 savaitės. Kas patraukė ateiti į Jutsą? Žinau, savo norą atėjau. Ką manot apie Juts kolektyvą? Gerai, manau. Siūskit linkėjimus visam Jutso jaunimui. Siunčiu linkėjimus. Ką norėtum palinkėti Jutso gimtadienio 18 gimtadienio proga? Iškirsti šitą pertrauką, gerai? Tai palinkėsiu daug gerų vaikų, kad pas jus užeitų. Kaip Gintarė. Viskas? Ačiū. Ačiū. Ačiū, Gintarė. Kokios spalvos tavo dantų šepetukas? Rūžas. Šokį? Šoku, labai mėgstu šokti. Ką mėgsti valgyti? Mėgstu Maistą. maistą. Cepelinus. Ne, pizzą mėgstu, iš tiesų tikrai, kartais sau leidžiu. Koks darbuotojas Jutse labiausiai patinka? Mes visi kiti. Vadina? Ar žinot, kas yra jaunimo užimtumo centras? Kokia jūsų specialybė? Finansininkė. Daug skaičių. Dirbu su daug skaičiukų. Skaičiuoju visą biudžetą. Kiek laiko dirbat Jutse? 10 metų. Labą dieną, kaip gerai atrodote šiandien operatorių? Įtin oficialiai ir labai fainai, iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau nors kartą apsirengėt padoriai.